Vakar pasirodė Skirmanto Malinausko video. Labai laiku, labai vietoj. Savo video antroje jo dalyje jis kalba apie tai, kad dabartiniam atliekų rūšiuotojui OB Energiesman, šitą pavadinimą turbūt irgi visi girdėjot ne kartą, kad vienam iš tos įmonės savininkų porą dienų prieš visą šitą atliekų krizę buvo skambinta politiko ir buvo pasiūlyta tiesiog parduoti savo akcijas. Tas nesutiko. Turime informacinę ataką. Staiga tas operatorius, kuris dirbo 10 metų ir gegužės 15 dieną pasirašė taikos sutartį, dar 9 metams, staiga pasidarė negeras. Po tokios laidos, kaip minimum, krūva žurnalistų turėtų atakuoti iš ryto Valdą Benkunską. Jeigu situacija vyktų Kaune, Šiauliuose, gal net Klaipėdoj, tai iš ryto turbūt ir STT pareigūnai jau būtų apsilankę mero biure.